Vienas dažniausiai užduodamų klausimų man, ką man pasirinkti individualią veiklą pagal pažymą ar mažąją bendriją. Tai tokio atsakymo vienareikšmio tikrai nebus. Tai, kas tinka Petrui, tai netinka Jokūbui. Todėl, kad galimai Jokūbas dar dirba pagal darbo sutartį ir jo metinės pajamos yra tokios ir socialinio garantijų poreikis pas jį yra vienoks, o pas Petrą, sakykime, jis nedirba pagal darbo sutartį, bet gal gauna kažkokių kitos rūšies pajamų. Tai vienas, jos tos pajamos įskaičiuojamos į progresiją ar neįskaičiuojamos, daug dalykų, nes mažoji bendrija, nors yra ir juridinis vienetas, bet labai giliai persipina su fizinio asmens pajamomis, nes kiekvienas fizinis asmuo steigdamas mažąją bendriją, būdamas jos nariu, tikrai tikisi išsimokėti pinigus kažkokiu tai būdu iš savo mažosios bendrijos ir be jokios abejonės, tai jisai išsimokėdamas nori mokėti kuo mažiau mokesčių legaliai. Tai tikrai vienareikšmio atsakymo negali būti. Savo konsultacijų metu kalbu su žmonėmis skaičiais. Ir žmogus tada pats mato naudą vienokios ar kitokios veiklos formos. Yra situacijų, kai visgi individuali veikla pagal pažymą būna žymiai naudingesnė už mažąją bendriją ir tai nėra tokie reti atvejai, sakyčiau 50 ant 50. Taip kad ką tau pasirinkti, kokią veiklos formą, ateisi į konsultaciją ir atsakysiu. Pelningų verslų ir protingų sprendimų.